Malonu, kad prisijungėte. Smagu, kad ir kameras įsijungėte. Visada maloniau žiūrėti ne tik į save, bet ir esančius kitame gale ekrano. Tai kągi, lukterėjome minutėlę, kad visi pabaigtų prisijungti. Jeigu kas dar prisijungs, tai įleisime. Ir šiandien mūsų tema, ar žinote, į kokią paskaitą atėjote, kokia yra tema? Žinom, jau parodyta. Puiku, tai šiandien mūsų vakaro tema yra akių sveikata. Taigi, aš prisistatysiu, esu Rita Janulionienė, sveikatingumo praktikė pagal rytų filosofiją. Ir jau ne vienerius metus puoselėjant savo sveikatą, savo artimųjų sveikatą, sėkmingai taikau rytų filosofijos išmintį, tradicinėje mediciną rytiečių. Na ir taip pat padedu ir kitiems norintiems sėkmingai irgi gerai jaustis, taikant visas, kaip sakant, rytų išmintis. Na ir šiandien mes pakalbėsime apie būtent akių sveikatą. Tai trumpai pristatysiu planą, apie ką mes pakalbėsime. Tai būtų apie akių sveikatą. Trumpai labai pristatysiu statistiką Lietuvoje ir pasaulyje, dėl kokių priežasčių būtent atsiranda regos sutrikimai, kokiųgi medžiagų reikia, kad būtų gera rega, kad neprasidėtų išankstinės senatvinės akių ligos. Taip pat pristatysiu naujieną Lietuvoje, puikų produktą akių sveikatai. Papasakosiu, kaip patiems galima nusistatyti, ar jau turite kažkokių tai regos sutrikimų ir ar jau reikia skubėti pas specialistus, nors reguliariai tikrintis akis tikrai reikėtų visiems. Na ir taip pat aptarsime rekomendacijas, kokiosgi yra rekomendacijos, kad išsaugoti gerą regėjimą. Pademonstruosiu taip pat kinų medicinos taškinį masažą, kad būtent tas regėjimas būtų kuo ilgiau geras. Na ir taip pat aktyviausiam vakaro dalyviui, kuris išklausys visą paskaitą, įteiksiu dovanėlę. Kokia sužinosite pabaigoje vakaro. Tad atidžiai klausykite, aktyviai dalyvaukite paskaitoje ir sulaukite pabaigos ir sužinosite, kokią ir kam įteiksiu dovanėlę. Na ir taip pat pateiksiu irgi puikių pasiūlymų. Taigi, regėjimo sutrikimai tai tiesiog yra jau visuotinė sveikatos problema, kuri daro neigiamą poveikį ne tik pačioms akims, bet ir visai žmogaus sveikatai, žmogaus fiziniai bei psichiniai sveikatai daro įtaką. Ir pagal pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis, tai regos sutrikimai yra viena labiausiai paplitusių sveikatos problemų. Daugiau nei 2 milijardai žmonių turi šią vienokių ar kitokių regos sutrikimų, problemų, ligų akių. Ir kad suprasti, kiek tai yra didelė problema, tai manau, gal ir čia esančių kažkas žinote, kiek yra pasaulyje žmonių. Jeigu žinote, kas parašykite į čatą. Tai ši regos sutrikimo problema sudaro maždaug ketvirtadalį visos pasaulio populiacijos problemą. Ir pažiūrėkime, ar jau kas nors parašėte ką. Taip, labas vakaras, o iš Vilniaus matau, taip, niekas nežinote. Tai yra maždaug šiek tiek daugiau nei 8 milijardai žmonių pasaulyje. U milijardai, U
čia U raidė 8, va. Aha, Dana Grefienė rašo 8. Taip, tai va, tai yra 1/4 pasaulio populiacijos turi regėjimo sutrikimų. Na ir sakysite tikriausiai, kad, na, čia nėra tiek daug, kad širdies ir kraujotakos sistemos užima kur kas daugiau sveikatos problemą procentaliai, taip, bet nieko panašaus. Pasaulyje širdies ir kraujotakos lygos maždaug yra tik 1,8 milijardo, o bet, kaip matote, regos sutrikimų yra daugiau nei 2 milijardai žmonių turi šią problemą. Taigi nėra jinai tokia, kaip pasakyti, vien tik tais pavieniai atvejai, tai yra tikrai jau, kaip ir specialistai sako, tiesiog pastarojo laikmečio epidemija. Manau, žiniasklaidoje tikrai matote ir įvairiausių straipsnių ir su tokiais pavadinimais, kaip žmonija susiduria su dar viena sunkiai valdoma pandemija ir panašiai. Tai vat būtent tai yra apie regos sutrikimų problemas. Ir iš vienos pusės atrodytų, tai yra normalu, kad senstant visuomeniai didėja šios problemos, nes dalis akių ligų tikrai yra senatvės požymiai, tai tokios lygos kaip glaukoma, katarakta, geltonosios dėmės degeneracija, tai yra senatvinės lygos. Na, ir mūsų visuomenė tikrai sensta. Manoma, kad 2030 metais bus trečdalis žmonių virš 60 metų. Tačiau tos lygos ypač jaunėja ir senatvinės lygos jau prasideda ne gilioj senatvėj, o jau vis anksčiau ir anksčiau žmonėms. Ir vis daugiau žmonių susiduria ne tik su senatvinėmis, bet ir su kitomis regėjimo lygomis, na ir, sakykime, su tokiomis kaip miopija, tai yra trumparegystė. Kaip matote, aš irgi su akinukais tą problemą irgi turiu, trumparegystę. Maždaug 2008-2009 metais, kai čia buvo prasidėjusi ta krizė pasaulinė, darbovietėje buvo labai taupoma elektra, buvo išjungiamos šviesos, o kadangi darbas ir prie kompiuterio ir labai smulkios raidės ir viską visokių buvo, tai būtent tada ir pradėjo silpnėti regėjimas. Ir su šia problema susiduria maždaug 23% žmonijos visame pasaulyje su trumparegystė. Ir manoma, kad iki 2050 metų šią problemą turės 5 milijardai žmonių. Tai daugiau nei pusė visos pasaulio žmonijos, nes kaip jau šnekėjom, kaip minėjau, tai yra šiek tiek daugiau nei 8 milijardai žmonių. Tai va, tai yra tikrai didelis mastas šios problemos ir atrodytų, kad, na, trumparegystė, kokiagi čia problema, na, tai baisiai čia tik tais kažkaip neryškiai matome toli daiktus, taip, užsidėjome akinukus, ar ten kontaktinius lęšius, ar ten pasidarėme operaciją ir problema baigta, ne, bet dėja, tai nėra tik tais tokia problema, nes aukšto laipsnio miopija, arba kitaip vadinama trumparegystė, didina kataraktos, glaukomos ar net tinklainės atšokimo riziką. Ir šios problemos netvarkomas gali privesti net iki visiško apakimo. Ir šios problemos, trumparegystės, pliusas gal yra tik tuo, kad na, paprasčiausiai trumparegiai gali vėliau nei kiti pajusti senatvinės toliaregystės, kada būtent iš arti nematome simptomus. Tai va tik vienintelis toks pliusas. Na ir 80% visų regėjimo problemų tikrai galima sutvarkyti, išgydyti, nutolinti senatvinę, sakykime, jeigu tas ligas, jeigu rūpintumėm savo akimis ir savo sveikata. Na ir būtent Lietuvoje statistika irgi niekuo nėra kitokia, galbūt sakysite, na, čia pasaulyje tos problemos, bet nieko panašaus. Lietuvoje yra panašiai kaip ir daugelį išsivysčiusių pasaulio šalių
problema ir Lietuvoje buvo atliekami įvairiausi taip pat tyrimai, kurie visą tą patvirtina ir taip pat buvo atliekamos ir įvairiausios apklausos, kurių metu būtent buvo apklausiama žmonių, kaip jie rūpinasi savo rega. Na ir kaip bebūtų liūdna, paaiškėjo, kad 71% apklaustųjų nesilaiko jokių sveikatos specialistų rekomendacijų būtent regos išsaugojimui. Ir apie tas rekomendacijas jau kaip plane žiūrėjome, sakiau, kad pakalbėsime ir pakalbėsime šiek tiek vėliau. O dabar toliau irgi norėčiau pašnekėti truputį giliau apie vaikų irgi regos, suaugusių tas problemas, kad tai nėra tik tais paprasčiausiai regėjimo sutrikimas, kažkoks tai trumpas nepatogumas. Tai vaikams regos sutrikimas gali sukelti ir labai rimtų problemų, gali atsilikti jų ir motorikos, ir kalbos, ir emocinio bei pažintinio vystymosi pažanga visa, dėl ko vaikai gali ir prasčiau mokytis nei bendramžiai, kurie neturi regos sutrikimų. Ir tai atsiliepti gali ne tik vaikystėje, bet ir aplamai ateityje jų gyvenime gali tos problemos padaryti, kaip sakant, didelę žalą. Na ir žmonės, suaugę žmonės taip pat turintys regos sutrikimų, kaip ir vaikai, taip pat irgi gali turėti įvairiausių problemų, gali netgi juos kamuoti depresija, gali ir nerimas kamuoti, galvos skausmai, nes būtent dėl įtempto regėjimo įsitempia ir mūsų, kaip sakant, akių įtempto raumenų tonuso, įsitempia ir galvos kraujagyslės ir tikrai gali turėti ir galvos skausmų įvairiausių, ir svaigti galva gali ir visokiausių kitokių problemų. Kokios gi yra priežastys dėl regos sutrikimų? Tai pirmiausia, galbūt didžiausia problema šiuolaikiniame pasaulyje, tai yra žmonių laisvalaikio pokyčiai. Nes vis daugiau žmonių gyvenimo būdas tapo sėslesnis, mažiau laiko praleidžiame lauke, gryname ore, natūraliame apšvietime, tai po daugiau laiko praleidžiame patalpoje, dirbtinėme apšvietime, būna, kad ir prastame apšvietime, taip, ir taip pat irgi fizinio aktyvumo stoka pas nemažą dalį žmonių yra dėl to sėslesnio gyvenimo. Na ir aplinkos veiksniai įvairiausi, užterštumas irgi, rūkymas ir visokio kitokie žalingi įpročiai irgi lemia akių sveikatą. Na ir nevisavertė mityba, kada trūksta tam tikrų medžiagų, vitaminų, mineralų, mikroelementų. Ir visai tai turi didelę įtaką akių sveikatai. Tai beje ir viso mūsų organizmo, manau, sutiksite. Žvelgiant iš kinų tradicinės medicinos pusės, tai labai svarbu yra visuma tiek mūsų visos sveikatos būklei palaikyti, tiek ir akių sveikatai palaikyti. Tai būtent visas mūsų gyvenimo būdas lemia. Taip pat ir akių sveikatą įtakoja ir stresas, kaip vėlgi beje ir visą mūsų sveikatą įtakoja. Manau, čia irgi sutiksite, nes stresas tikrai turi didelę neigiamą žalą mūsų visam organizmui, todėl labai svarbu ir dėl akių sveikatos būtų taikyti tam tikras praktikas, kad ir ten tai či, meditacija, kad atpalaiduoti nervinę sistemą, kad stiprinti nervinę sistemą, kad labiau galėtumėm susidoroti su stresais, stengti išvengti tų stresų. Taip pat irgi regos sutrikimus irgi lemia dar tam tikri mūsų organų irgi sutrikimai, tai pagal tradicinę kinų mediciną akys yra surištos su kepenimis. Esant kepenų problemoms, prastėja ir akių būklė,
prastėja pats regėjimas, akys gali tapti jautrios šviesai, gali pradėti ašaroti. Tad labai svarbu yra užtikrinti tinkamą kepenų darbą ir ypač jų detoksikaciją, bet kaip ir viso organizmo taip pat darbą. Na ir labai svarbu yra užtikrinti ir tinkamą mitybą. Mityba labai svarbi, kad gautumėm reikiamų medžiagų, maistinių medžiagų, vitaminų, mineralų, mikro makroelementų, kad joje būtų visos tos medžiagos ir ypatingai yra labai svarbus vitaminas A, karotinoidai, taip pat antioksidantai tokie kaip vitaminai C ir E, kurie padeda kovoti su laisvaisiais radikalais ir apsaugoti ląsteles nuo pažeidos. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad vitaminas C, pakankamas jo kiekis organizme, netgi sumažina kataraktos išsivystymo riziką. Na ir taip pat labai reikalingos medžiagos akių sveikatai, tai ir liuteinas, zeksantinas, na ir taip pat omega 3. Manau, daug jau esate girdėję, kad omega 3 reikalinga viso mūsų organizmo sveikatai, ir imuninei sistemai, ir imuniteto ląstelės membranai, kad jinai būtų stipri ir virusai ją nepatektų ir, žodžiu, daug kur. Ir akių sveikatai taip pat omega 3 reikalinga dėl savo priešuždegiminių bei drėkinančių savybių. Būtent reikalinga yra omega mūsų sveikatai. Na ir kaip bebūtų vėlgi liūdna, reikiamo medžiagų kiekio nemaža dalis žmonių su maistu tikrai negauna. Tikrai nesimaitina visi ypatingai sveika ir subalansuota mityba ir būna tų medžiagų neretai daugam trūksta. Todėl į pagalbą reikėtų pasitelkti ne tik koreguoti mitybą, nes ne visiems tikrai pavyksta, ypač kurie daug dirba arba mokyklinio amžiaus vaikams nepavyksta labai sveikai maitintis. Ir išvis būna nėra kada pavalgyti, taip rytais ten kažką užkandom, dieną gerai, jeigu pietus normaliai pavalgom, o vakare daugumoje netgi privalgo daugiau nei reikia, vėlgi sutrinka virškinimas ir tų reikiamų medžiagų pasisavinimas nevyksta taip, kaip turėtų. Tad į pagalbą reikėtų pasitelkti maisto papildus, kad užtikrinti būtent mūsų akių sveikatą. Ir noriu pasidžiaugti, kad kompanija TIEN sukūrė ypatingą unikalų produktą tiek maitinti mūsų akis ir net apsaugoti nuo mėlynosios šviesos, kurią skleidžia būtent išmaniosios technologijos. Tai būtų liuteino esterio guminukai. Tai tokie gražus, kaip čia matote skaidrėje, tokie gražučiai, meškučiai, vaikams labai patinka, mano mažylis 7 metai, tai labai džiaugiasi šiais guminukais. Ir kaip ir jis pasakė, taip ir aš galėčiau pasakyti, nėra jisai kaip guma, jie tokie maloniai, šiek tiek minkštesnės tokios konsistencijos, aš kaip sakau, želinukai tokie fainus, kaip mes namuose darome, sakykime, iš uogų būna darome tokias juosteles uogų, taip. Tai tokios būna pominkštės, tai va šie guminukai irgi tokie labai maloniai valgosi ir labai geras skonis jų. Mano mažylis yra pakankamai išrankus maistui, tai labai įvertino. Kažkas rašo, mano sūnus 30 metų irgi mėgsta. Labai smagu. Man daugiau nei 30 metų, man taip pat patiko, nors esu irgi labai pakankamai išranki maistui. Ir džiaugiuosi, kad šių guminukų skonis tikrai geras yra. Taigi, liuteino esterio guminukai, juose yra antioksidantų kelios rūšys, natūralių tokių veiklių medžiagų, kurios gali padėti apsaugoti akis tiek nuo oksidacinio streso, nuo mėlynosios šviesos sukeliamos žalos mūsų akims, bei palaikyti akių struktūrą ir funkciją. Ir kaip matote, ant pakuotės yra mėlynės ir kaipgi akių produktas be mėlynių, manau, tą puikiai visi žinote.
Tai būtent formulė su mėlynių sulčių koncentratu ir vitaminu C tai yra greitas ir skanus sprendimas, padedantis išsaugoti normalų ar tiesiog net ryškų regėjimą. Žodžiu, mūsų puikią sveikatą. Na ir kokiosgi būtų medžiagos? Augalinės kilmės veiklioji medžiaga, tai yra liuteino esteriai, tai yra tokios biologiškai prieinamos liuteino, tai yra karotenoido medžiagos, kuris atlieka būtent labai svarbų vaidmenį mūsų akių sveikatai ir yra išgaunama būtent iš serenčio žiedlapių. Skaidrėje matote būtent parodytą žiedą serenčio, gal daugeliui labiau paprasčiau žinomas pavadinimas gvazdikėlis, darželių gėlė. Aš atsimenu vaikystėje, serenčiumi tikrai niekas nevadindavo, gvazdikėliais vadindavome ir labai nemėgdavau to kvapo vaikystėje. Bet pasirodo, tai yra labai labai vertingas augalas ir jisai tikrai serenčio žiedlapiai naudojami ir šiaip daug kur sveikatai. Tai vat būtent ir akių sveikatai iš jo yra išgaunami liuteino esteriai. Ir jie yra ypač veiksmingi tiek saugoti tinklainę, tiek geltonąją dėmę nuo mėlynosios šviesos, vat būtent kurią skleidžia visi išmanieji ekranai. Ir oksidacinio streso daromą žalą irgi padeda neutralizuoti. Ir jie yra, kaip minėjau, tai natūralūs antioksidantai, kurie mažina ir su amžiumi susijusių geltonosios dėmės degeneracijos ir kataraktos ligų riziką. Ir būtent kaupiasi liuteino esteriai geltonojoje dėmėje, tai padeda išlaikyti regėjimo aštrumą ir gerina bendrą akių sveikatą. Tad yra labai labai svarbi medžiaga mūsų akims. Sekanti medžiaga tai vėlgi augalinės kilmės veiklioji medžiaga ir noriu pabrėžti, kad šiame papilde nėra neaugalinės kilmės medžiagų, visos be išimties medžiagos yra tik augalinės, tad drąsiai gali vartoti ir veganai, ir vegetarai šį produktą. Tai vat sekanti medžiaga būtų vėl, kuri yra išgaunama taip pat iš serenčių, iš gvazdikėlių, tai zeksantinas. Tai labai stiprus karotenoidas, kuris atlieka svarbų vaidmenį palaikant būtent akių sveikatą, apsaugodamas tinklainę ir geltonąją dėmę nuo pažeidimų. Ir jis filtruodamas kenksmingą tą mėlynąją šviesą neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie gali sukelti oksidacinį stresą, jau kaip ir anksčiau minėjau, ir lemti tokias ligas kaip su amžiumi susijusias geltonosios dėmės degeneracijas, kataraktą ir panašiai. Ir būtent zeksantino daugiausiai vėlgi yra geltonojoje dėmėje, yra kaupiama ten, centrinėje tinklainės dalyje, kuri lemia aštrų ir detalų regėjimą. Na ir būtent saugodamas šią sritį, zeksantinas padeda išsaugoti regėjimo aštrumą, mažina akių ligų riziką, palaiko bendrą akių sveikatą. Tadgi labai yra svarbi dar viena medžiaga mūsų akių sveikatai. Na ir kaipgi be mėlynių, kaip ir minėjau. Mėlynės irgi yra labai svarbios, manau, tikrai tą tai puikiai visi žinote, kiek mėlynėje yra svarbių medžiagų mūsų akių sveikatai. Na ir mėlynėse, mėlynių sultyse ypač gausu yra antioksidantų, tokių kaip antocianino. Tai yra tokie junginiai, kurie žinomi dėl savo teigiamo to poveikio būtent akių sveikatai. Ir jie padeda kovoti su oksidaciniu stresu vėlgi, su uždegimu akise, gali padėti apsaugoti nuo įvairiausių ligų, tokių kaip kataraktas, su amžiumi susijusi vėlgi geltonosios dėmės degeneracija. Ir mėlynių sultys gali gerinti akių kraujotaką, kas tikrai yra labai svarbu, kad būtų mūsų akys sveikos. Ir būtent anticianinai gali padėti gerinti netgi naktinį regėjimą. Su amžiumi būna žmonės tikrai pastebi, kad prašiau pradeda matyti tamsoje, prieblandoje.
Tai būtent mėlynių sultys gali padėti išsaugoti ilgiau gerą regėjimą, kad matytume gerai ir prieblandoje ar tamsoje. Na ir dar viena labai svarbi medžiaga mūsų akių sveikatai, tai yra hematokokus pluvialis, tai yra mikrodumbliai, žinomi kaip natūralūs šaltiniai būtent mūsų akių sveikatai, kuriuose itin gausu astaksantino, tai yra labai stiprus antioksidantas, kuris turi teigiamą poveikį mūsų akių sveikatai. Tai ir astaksantinas unikalus tuo, kad gali pereiti kraujo ir akių tinklainės barjerą ir tiesiogiai apsaugoti akis nuo oksidacinio streso ir nuo uždegimų. Na ir taip pat ši medžiaga padeda sumažinti akių įtampą, pagreitinti tinklainės kraujotaką ir apsaugoti nuo tokių ligų, kaip su amžiumi vėlgi susijusi geltonosios dėmės degeneracija, katarakta, diabetinė retinopatija ir kitos ligos. Ir būtent ši medžiaga yra, kaip pasakyčiau, kaip ir mėlynių sultys, taip ir mikrodumblis, iš kurio gaunamas aksasantinas, yra labai svarbus mūsų akių kraujotakai gerinti, kuri yra labai svarbi. Taigi šiuose guminukuose jie ne tik yra skanūs, kaip matote, yra tikrai labai geros ir veiklios, veiksmingos medžiagos, kurios gali padėti jau, kaip ir minėjau, sumažinti ir oksidacinį stresą, ir apsaugoti nuo mėlynos šviesos bangų, ir akių nuovargį mažinti, ir užkirsti kelią su amžiumi susijusioms įvairiausioms ligoms, regėjimą gerinti, taip pat irgi padėti atsikratyti akių sausumo pojūčio ar nemalonaus niežulio. Na ir čia matote būtent instrukcinį lapelį pakuotės, kokios medžiagos įeina, ir šį papildą galima vartoti vaikams nuo 3 metų ir visiems, tai skanūs, kaip sakiau, kaip ir patvirtino irgi čia esantys žmonės, kas jau irgi ragavę, kad yra skanūs šie guminukai. Na ir kaip ir visi tiems kompanijos papildai, taip ir šis be išimties turi tikrai visus reikiamus sertifikatus, yra sertifikuoti, notifikuoti visi produktai kompanijos tiems, taip ir šis. Ir šis produktas turi dar taip pat ypatingų sertifikatų, kurie yra patentuotos aukštos biotechnologijos išgauti tam tikras medžiagas, tai ir zeksantiną, ir kitas, ir būtent iš mikrodumblių šio hematokokus pluvialis irgi išgaunamas, astaksantinas irgi yra su tam specialiom aukštom technologijom patentuotos yra formulės išgavimo, kad užtikrinti tikrai visą reikiamą ir kokybišką šių medžiagų išgavimą. Ir, žodžiu, turi visus patvirtintus sertifikatus. Na ir kamgi skirtas šis produktas? Ogi šis produktas skirtas visiems, kaip minėjau, nuo 3 metų vaikams iki pat senatvės, žmonėms visiems, kas jau ir turi regos sutrikimų, ir tiems, kas dar ir jų neturi, kad vartoti kaip profilaktinė priemonė. Tai ypač reikalinga tiem, kurie daug dirba su išmaniaisiais ekranais, kurie daug praleidžia laiko patalpose, kurie tikrai mažai juda, kurių nėra subalansuota ir sveika mityba. Ir žodžiu, visiems. Ir dar kuo labai džiaugiuosi, kad jeigu, sakykime, yra tam tikri papildai, kurie nėra skirti be pertraukų ištisai vartoti, tai šisgi papildas galima ir netgi reikėtų vartoti ilgą laiką ir netgi nuolat, kad apsisaugoti savo akis nuo visų daromų žalų mūsų regėjimui.
O kaip nustatyti, ar turite regos sutrikimų? Taigi, paklausykite, ką dabar pasakysiu, matote ir jūs jau skaidrėje, ir parašykite į komentarus, ar bent vienas iš šitų 7 punktų jums tinka. Taigi, kaip nustatyti regos sutrikimus? Tai pirmiausia, jeigu jau jums liejasi vaizdas, žiūrint į tolį, ar žiūrint labai smulkius daiktus, ar panašiai, tai jau turite, reiškia, regos sutrikimų. Jeigu dažnai prisimerkiate, jeigu akys tapo jautrios šviesai, jeigu jaučiate nuolatinį akių tempimą, nuovargį, jeigu pradėjote blogai matyti tamsoje, prieblandoje, jeigu ašaroja akys būna, jeigu matote akise plūduriuojančius, skraidančius objektus kažkokius, ar tai bliksėjimus, jeigu dažnai kamuoja galvos skausmai. Ir visos šios problemos, jeigu yra, žiūriu, jau rašote komentaruose, tinka, kai kas net išvardinote, kurie punktai netgi tinka, ir ne po vieną matau, ir po 2, ir po 3. Žodžiu, yra tikrai, ir galbūt kažkas jau ir nešiojate akinukus, būsite mano kolegos. Tai būtent, sakykime, kad ir tamsoje matant, kai pradedate prastai matyti tamsoje, tai gali būti aišku ir tam tikrų medžiagų trūkumas, tai ir vitamino A, ar cinko trūkumas, tačiau gali tai būti ir beprasidedančios kataraktos ar tinklainės degeneracijos požymiai. Jeigu matote tuos visus plūduruojančius kažkokius tai taškiukus akise, tai toks požymis gali rodyti ir atšokusią tinklainę, kurios būtent negydymas gali privesti ir prie aklumo. Taip, tai žodžiu, akis būtina saugoti, žiūriu iš čia esančių ir ne vienam, nes jau turite problemų, tikiuosi einate pas specialistus ir reguliariai tikrinatės. Tai šis produktas tikrai bus reikalingas jums, ir jeigu, sakykime, vaikams šio produkto atėjams kompanijos Viteino esterių guminukų pakanka vartoti po 1 guminuką profilaktiškai, suaugusiems 1-2, tačiau jeigu jau kas turite problemų, tai netgi rekomenduočiau šių guminukų vartoti 3 ir 4 ilgesnį laiką, o paskui galima pasilikti ir profilaktinę dozę, tai 1-2 guminukus. Tai matau, jau yra klausimų, kada bus šio produkto akcija. Išlikite iki galo paskaitoje ir sužinosite, atsakysiu į šį klausimą. Taigi, akis būtina tikrinti ypač žmonėms turintiems lėtinių ligų, tai tokios kaip ir išsėtinė sklerozė, diabetas, argi net reumatoidinis artritas. Bei taip pat būtina reguliariai tikrinti akis, jeigu šeimoje jūsų yra žmonių turinčių jau akių regos sutrikimų, nes paveldėjimas taip pat turi savo įtaką, bet ir šiaip visiems karts nuo karto tikrai būtina pasitikrinti, net jeigu ir iš visų šitų 7 požymių niekas jums netiko. Taigi, kokios yra rekomendacijos akių sveikatai? Daug dirbantiems su išmaniaisiais ekranais rekomenduojama turėti specialius akinius su specialia danga, kurie apsaugo būtent akis nuo išmaniųjų technologijų, tos mėlynos šviesos spinduliuotės, ir būtent švelnina aštrų ekrano vaizdą, kas neleidžia akims įsitempti, vargti. Ypač tai svarbu tiems, kas mėgsta naktinėti su būtent ekranais,
su telefonais, manau, daugelis mėgsta dar prieš miegą, pažiūrėti, kas čia kur socialiniuose tinkluose darosi, arba kas mokosi, tai dar pamiršo kokias pamokas paruošti, dar kažką būtinai reikia prieš pat miegą atsigulusi lovoje netgi kažkam tai pasitikrinti. Tai būtent specialūs akiniai su ta specialia danga, tai būtų didžiulė pagalba ne tik akių apsaugai, bet ir būtent mėlynoji šviesa, ta spinduliuotė trikdo mūsų miego hormono, tai yra melatonino išsiskyrimą, ir būtent apsaugant mes galime padėti gamintis, apsaugant būtent su tais stiklais nuo tos mėlynos šviesos, padėti gamintis reikiamam kiekį melatonino, kad mes greičiau užmigtumėm ir pailsėtume miego metu, nes manau, irgi kai kas žinote, kad jei žmogus gali išmiegoti ir daug valandų, tačiau jeigu jo organizme nesigamina reikiamas kiekis melatonino, jis atsikels pavargęs. Na ir žinote tikriausiai, kad melatoninas gaminasi tik visiškoje tamsoje. Tai va, taip pat labai svarbu reguliuoti kompiuterio aukštį, atstumą, uždėti taip pat ekranams, tiek kompiuteriam, tiek telefonams galima būtent uždėti apsaugą tos mėlynos šviesos filtrus. Ir tą tikrai reikėtų pasidaryti visiems ekranams. Labai svarbus tinkamas stalo aukštis, kėdė, susireguliuoti, kad tarp kompiuterio ir mūsų akių atstumas būtų maždaug 45–70 cm. Taip specialistai rekomenduoja. Na, su stacionariu kompiuteriu dirbant, tai aš suprantu, galima tą pusę metro išlaikyti. Su nešiojimu kompiuteriu, kas dirba, būtent tai nelabai įsivaizduoju, kaip būtų galima išlaikyti tokį atstumą, na, nebent prisijungti atskirai klaviatūrą ir tada dirbti. Na, o pats kompiuterio ekranas turėtų būti šiek tiek žemiau nei mūsų akis, bet jis turi būti tiesiai, ne kažkur persikreipę šonu, ar kaip mes turėtume matyti, bet tiesiai ekraną. Iš vis rekomenduojama kuo mažiau praleisti laiko prie ekranų. Šiaip idealiausia būtų dirbantiems žmonėms su ekranais, kad jie daugiau kaip 4 valandų per parą nepraleistų prie ekranų. Ir labai svarbu netgi daryti pertraukas dirbant su ekranais. Ir šiek tiek vėliau apie tas pertraukas ir pašnekėsiu. Tai būtent per parą išbuvus 4 valandas prie ekranų reikėtų tiek pat valandų išbūti ir griname ore ir daugiau tą parą jokių ekranų nenaudoti. Tai aš sunkiai įsivaizduoju šiuolaikinį žmogų, tuo labiau, kad tikrai nemaža dalis darbų yra būtent su kompiuteriais, su išmaniaisiais ekranais, na ir visi tikrai ir mokosi reikalingi tie ekranai ir vėl tai aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad mažiau nei 4 valandas per parą mes būtumėm prie tų ekranų. Taip pat akis labai svarbu saugoti ir nuo ultravioletinių spindulių, taip pat irgi apšvietimas labai svarbus, ne tik, kad būtų pakankamas apšvietimas, jau kaip pradžioje paskaitoje sakiau, kad būtent dėl prasto apšvietimo darbe teko man irgi užsidėti akinius. Tai ne tik, kad būtų geras ryškus apšvietimas, bet labai yra svarbu ir kad būtų kuo natūralesnis mūsų natūraliai dienos šviesai. Tai reikėtų tas melsvas, tokios melsvos spalvos lemputes keisti į natūralias, šiltesnės, švelnesnės spalvas, kad kuo labiau atrodytų natūrali dienos šviesa. Na ir taip pat labai svarbu, kaip minėjau jau visai neseniai, daryti pertraukas ir taip pat įvairiausias akių mankštas. Mankštų yra įvairiausių ir taip pat ir masažai akių kraujotakai gerinti, apie tai irgi šiek tiek vėliau papasakosiu, ir mankštų tikrai yra įvairiausių daug.
Ir viena gal iš paprasčiausių ir patogiausių naudoti žmonėms darbo metu, dirbantiems prie ekranų, tai būtų vadovautis 3:20 taisyklė. Tai kas tai yra tas 3:20 taisyklė? Tai po 20 minučių darbo su ekranu turėtume 20 minučių žiūrėti į tolį, maždaug 20 pėdų nuo savęs atstumą tokį. Ir kas 20 minučių būtent kartoti šį pratimą. Taip mes padėsime pailsėti savo akims, kad jos neįsitemptų ir nevargintų ne tik akių būtent ekranai, bet ir nekeltų netgi ir viso mūsų organizmo įtampos. Na ir aišku, idealu būtų, kad dirbantys žmonės prie ekranų kas valandą pavaikščiotų. Ne tik, kad į tolį pažiūrėtų kas 20 minučių, bet ir kas valandą pasivaikščiotų, nors porą minučių prasimankštintų. Na ir, kaip minėjau, taškinis masažas taip pat labai svarbus yra mūsų akių sveikatai. Tai būtent tradicinės kinų medicinos rekomenduojama akupresūra, tai yra taškinis masažas, padeda. Beje, jis ne tik akių sveikatai išsaugoti, bet ir gerinti kraujotaką ne tik akių, bet ir mūsų odos ir išsaugoti netgi ilgiau stangresnę odą ir išlikti jaunesniems. Pasigydinsiu save, aš dabar paprašysiu visų, pasimokinkime tą masažą padaryti. Tikrai žiūrėjome jau daugiau nei 20 minučių į ekraną. Taigi, kas su akinukais, nusiimkime akinukus ir pasimasažuokime. Matote taškelius, tai papasakosiu, kad pirmiausia, su pirštais dedame prie kampų, ant akių ir paspaudžiam, sukant ratus, pamasažuojame tuos taškus. Turėtumėte jausti, kad ta prasme nereikia smarkiai labai spausti, bet reikia paspausti, kad ir jaustumėte. Sekantis 2 taškai būtų per vidurį ant akių, grinai viršui ant akių viduryje. Čia taip pat pamasažuojame. Dar 2 taškeliai būtų kampučiuose ant akių. Taip pat pamasažuojame. Galima užsimerkti netgi, bandyti įsivaizduoti gražius vaizdus, padės ir protui pailsėti. Sekantis taškeliai būtų kampučiuose akių. Čia pamasažuojame irgi taškelius. Tada einame per vidurį akių, šiek tiek žemiau pačių akiduobių, pamasažuojame. Šaunuoliai, darot mankštą, gerai. Dar šiek tiek žemiau paeiname, pamasažuojame. Čia ir sinusams labai gerai toks masažas. Dar sekantis taškeliai būtų patys vidiniai kampučiai akių. Čia pamasažuojame. Na ir paskutinė vieta būtų per vidurį taškas ir jį pamasažuojame. Tai tikrai šį masažą taip pat galima pasidaryti per pertraukėlę ir darbe, ir ne vieną kartą per dieną. Ir taip, kaip minėjau, mes pagerinsime ne tik savo akių regėjimą, bet ir aprūpinsime kraujotaką, suskatinsime ir aplink akis, būtent ir savo odos elastingumui pagelbėsime. Taigi, apibendrinkime. Kągi mes šiandien išgirdome, kokie dalykai įtakoja mūsų akis ir ką būtent reikėtų. Aišku, kad rega prastėja ir su amžiumi, tačiau vėlgi, kaip minėjau, pasitelkus visas priemonės galima, save sumažinsiu, galima tikrai atitolinti senatvinės akių problemas
ir išlaikyti ilgiau puikią akių regą, kad būtų sveikos ir nebūtų ir ligų, ir sutrikimų įvairiausių. Taigi trumpai prisiminkime, ko būtent reikėtų, kad išlaikyti. Tai, kaip minėjau, mažiau laiko prie ekranų praleisti, jeigu sėdime prie jų, dirbame, tai speciali danga akinukams turėtų būti, reguliariai tikrinti akis, saugoti nuo ultravioletinių spindulių, mankštinti akis, taip, duoti poilsio nuo ekranų. Na ir ypatingai labai yra svarbi subalansuota mityba bei maisto papildai, nes, kaip ir minėjau, tikrai ne visi užtikriname reikiamų maistinių medžiagų šiais laikais su maistu. Ir noriu pabrėžti, kad norint išsaugoti gerą regėjimą, nepakanka rūpintis tik akimis, kaip jau ir šiek tiek anksčiau paskaitoje sakiau, kad labai svarbu viso mūsų organizmo būklė, tai ir kepenys, ir viską įtakoja mūsų akių sveikatą. Ir labai svarbu parūpinti mūsų organizmui maistinių medžiagų ne tik akims, bet ir visam organizmui. Tai vat būtent ta subalansuota mityba ypatingai svarbi. Na ir taip pat saugotis nuo visų kenksmingų medžiagų. Ir šalia mikroelementų, būtent šalia maistinių tų medžiagų, labai yra svarbu vanduo. Nes būtent vanduo padeda sumažinti akių išsausėjimą, padeda išnešioti tas maistinės medžiagas visas po mūsų organizmą, užtikrinti tinkamą kraujotaką, kas vėlgi irgi labai svarbu mūsų akims, bei taip pat padeda pasišalinti toksinams iš mūsų organizmo. Tai, žodžiu, labai svarbu visa visuma mūsų tiek akių sveikatai, tiek viso organizmo sveikatai. Tad jei norite išsaugoti gerą regėjimą, turite rūpintis savimi visą, ne tik akimis. Na, o dabar pažiūrėkime jūsų komentarus. Dar gal kažką parašėte? O, rašo Dana, kad 2 taškai buvo skausmingi. Tai mankštą darant, jeigu randate skausmingus taškus, tai ypatingai labiau reikėtų juos išmasažuoti. Reiškia, ten yra raumenų sąstingis ir ypatingai reikėtų tuos taškus išmasažuoti ir stengtis kuo dažniau tą daryti. Klausė, iki kada bus šio produkto akcija, tai dar nepristačiau. Taigi norėčiau pristatyti šio produkto kainą. Šioje pakuotėje yra 30 guminukų ir kaina jo yra 16,88 €, o registruoto kliento kaina yra 13,50 €. Registracija, jeigu kažkas dar nežinote, nesate registruoti, tai galiu pasakyti, kad nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja, nieko kažkur neverčia nieko, tai yra formalumas, kaip ir visose elektroninėse parduotuvėse, užsiregistruoti, kad būtų aišku, kam ir kur siųsti prekes. Tai registruoto kliento kaina yra 13,50 €. Kaip jums tokia kaina? Aš tai esu labai, kažkas rodo liuks, tikrai aš irgi esu labai sužavėta, labai džiaugiuosi ir užsibrėžusi didelį tikslą mažiausiai pusę metų vartoti po 4 guminukus ir pasitikrinti akis ir pasižiūrėti, galbūt jau galėsiu susimažinti, kaip sakant, minusą dioptrijų ir grįžti prie silpnesnių akinių. Tuo labiau, kad aš gruodžio mėnesį tik tikrinausi ir žinau, koks mano yra regėjimas. Turiu iš optikos visą išrašą ir dar ko džiaugiausi, kad nors ir metų jau nemažai, tikrinausi irgi dėl visų ligų, tai sakė, niekas dar negresia. Tai manau, kad tai yra
didelė dėka būtent tiems kompanijos papildų ir būtent mano pastangų sveikai maitintis, sveikai gyventi. Na ir dabargi super pasiūlymas. Būtent yra šiam produktui akcija, perkant 4 pakuotės, 5 pakuotę gausite dovanų. Tai va, klausėte, būtent Indrė klausė, iki kada šio produkto akcija bus, tai būtent iki sausio 28 dienos. Kaip matote, 5 pakuočių, tai bus už 4 kainą gausite 5 pakuotės ir viso šio rinkinio kaina 54,30 €. Na ir jeigu matote, vienos pakuotės kaina iš vis gaunasi 10,86 €. O jeigu jūs esate jau prisijungę seniai prie tiems kompanijos, esate jau VIP klientai, sukaupę dar savo didesnės nuolaidas, tai jūs mokėsite ir dar mažiau už šį produktą. Kas dar nežinote, kaip čia galima tapti tais VIP klientais ir turėti dar mažesnės kainas, tai tikrai drąsiai klauskite žmonių, kurie jūs pakvietė į šią paskaitą. Na, o jeigu kažkas užklydote be niekieno kvietimo, nežinote nieko, galite drąsiai parašyti ir man, priminsiu, esu Rita Janulionienė ir Facebook'e taip vadinuosi, ir galite parašyti, aš tikrai jums viską papasakosiu. Na ir dar yra labai puikus pasiūlymas, kuris būtų ne tik akių sveikatai, bet ir viso mūsų organizmo. Kaip minėjau, akių sveikata be viso organizmo sveikatos irgi negali būti užtikrinta. Tai yra puikus rinkinys vaikų imunitetui, kuris beje tinka ne tik vaikams, bet ir visiems, ir suaugusiems, į kurio sudėtį įeina omega 3, o jeigu įdėmiai klausėte paskaitą, tai puikiai girdėjote, kad omega 3 irgi ypatingai svarbi akių sveikatai, kad ir neišsausėtų akys, ir uždegimus, kad irgi šalinti omega 3 reikalinga. Taigi omega 3 ir liuteino esterio guminukai tai yra didžiausia dovana jūsų akims. Tai vat, būtent vaikų imuniteto stiprinimo rinkinyje yra omega 3, beje, kaip matote, ir omega 11, jeigu dar kas nežino. Ir kas tai yra, kuo tai ypatinga, galbūt kažkas net negirdėję. Tai tikrai yra paskaitų, kur papasakota viskas aiškiai, kas tai yra omega 11, kam jie reikalinga. Ir kad būtent šis tiems kompanijos omega 3, omega 11 papildas irgi tuo yra labai unikalus. Tai vėlgi, kas jūs pakvietė į paskaitą, klauskite, prašykite, atsiųsiu nuorodas paklausyti tą paskaitą apie omega, aš čia tikrai nesiplėsiu. Jeigu kas neturite, kas, tai kaip minėjau, rašykite man, atsiųsiu aš. Na ir į tą rinkinį eina cinkas, kuris būtinas akių sveikatai. Jeigu įdėmiai klausėte, minėjau, kad ir dėl A vitamino, dėl cinko irgi gali būti problemų su akimis. Ir vaikiškas kalcis, kuris beje tinka ne tik vaikam ir suaugusiems. Ir kalcija yra ne tik kalcis, bet ir visų reikalingų, daug reikalingų medžiagų, tai ir vitaminas A, vitaminas D ir daugelis kitų. Na ir taip pat vienas labai dar svarbus rinkinys sveikai širdžiai, bet taip pat kraujotakai ir akių kraujotakai taip pat labai svarbus. Tai ir omega 11 taip pat yra, omega 11,3 ir datulių sultys, koncentruotos datulių sultys, kurios ypatingai gerina mūsų kraujotaką. Tai o kraujotaka, kaip jau ir minėjau, paskaitoje labai svarbu ir mūsų akių sveikatai, gerina patį kraują, ypač kas turi geležies stokos problemų labai gerai, na ir yra įvairiausių kitų medžiagų datulių sultyse, kas padeda viso mūsų organizmo labai gerai užtikrinti gerą savijautą ir stiprinti sveikatą. Na ir kofermentas Q10 su kvercetinu, tai taip pat yra nuostabus produktas ir širdžiai, ir kraujotakai. Ir Q10, manau, moteris ypatingai žino, tai mūsų grožis, mūsų jaunystė.
Tai žodžiu, labai nuostabus rinkinys. Šių rinkinių taip pat irgi galiojimas, sakyčiau taip. Šie rinkiniai taip pat bus iki sausio 28 dienos arba kol jų bus prekyboje. Kaip be būtų gaila, bet kartais tikrai likučiai pasibaigia ir išperka. Taigi skubėkite, nelaukite paskutinės dienos ir skubėkite įsigyti šiuos nuostabius rinkinius ir kad palaikytumėte savo akių bei bendrą gerą savijautą. Matau, rašote komentaruose, omega 11 man labai tiko akims. Taip, ir akims, ir tikrai gerų rezultatų yra, ir cholesterolio, ir spaudimo irgi žmonės pasakoja, jau kas vartoja, aukšto kraujospūdžio, kaip sakant, tvarkymui ir taip toliau. Tai tikrai yra nuostabus produktai kompanijos Tiens. Aš asmeniškai, manau, ne kartą esu paskaitose sakiusi ir pakartosiu, gal kas nėra girdėję. Aš asmeniškai esu labai dėkinga kompanijai Tiens. Prieš kiek tai metų teko man pažinti labai sunkią ligą, labai retą, kur teigiama, kad su ta liga maždaug 7 metai gyvenimo trukmė yra ir ji labai baisiai pasibaigia žmogaus gyvenimas, tai aš labai esu laiminga, kad būtent kompanijos Tiens papildai man padėjo suvaldyti tą ligą, pasiekti remisiją, netgi iš labai pažengusios stadijos sugrįžti į mažiau pažengusią ir puikiai galiu gyventi ir džiaugtis gyvenimu būtent kompanijos Tiens papildų dėka. Nagi, ir pažiūrėkime, ar dar turite kokių klausimų ir kasgi buvo aktyviausia šį vakarą. Aha, žiūriu klausimų. Pasižiūrėkime. Aha, kažkas rašo, Daiva rašo, per daug skanų šie guminukai, vaikai vis prašo dar. Na, žinokite, aš irgi taip jau visai pasiekiamoje vietoje nelaikau tos dėžutės, nes, nu, gali būti, kad suvalgysiu ir visą, nes tikrai labai skanus. Tai, aišku, neapsinuodys, bet gali lengviau į tualetą nueiti, bet, kaip sakoma, na, kas per daug, tai irgi nėra visai gerai, per labai daug nereikėtų. Toliau matau, Lora klausia, kada bus raminamieji miegui guminukai, labai laukiam. Čia tikriausiai turima mintyje melatonino, na, kol kas apie tai nėra jokių žinių, kol kas neturime, kad jie būtų be pasirodintis prekyboje. Irgi taip pat Lora rašo, kad ir liuteino esterio guminukai irgi jau vartoja ir labai skanus, labai patinka. Žiūriu, irgi daug kas rašė, kad tinka. Taip, Indrė dar klausė, kada akcija, nes dabar mačiau, kad yra, bet nėra galimybės įsigyti, tai gal ir vasario mėnesį bus. Niekas nežinome, kas bus vasario mėnesį, aš tai visada, kada yra akcijos, visada užsiperku savo artimiesiems, visada einant į visokias šventes, nešu dovanų, visada užsiperku daugiau, kad turėti ir dovanoms. Ir yra buvę taip, kad gal irgi kažkadaise dar, kai buvo pati pradžia, kad aš susipažinau su kompanija Tiens, būtent per savo sunkią ligą, irgi galvoju, dabar nepirksiu, čia šiandien yra akcija, bus ir kitą mėnesį, ar dar kitą. Na ir tai buvo, kad kurio produkto man ypatingai reikėjo, tai mano liga yra viena iš tų, kuri labai pažeidžia sąnarius ir man ypatingai reikalingas kordycepsas ir cinkas. Ir būtent tam rinkiniui nesulaukėm daugiau nei pusę metų akcijos. Tai taip, kad tada pirki ir be akcijų. Tai daugiau, vieną kartą pasimokius, daugiau nelaukiu. Ir akcijos perku į priekį, nes visada žinau, jeigu
Kas esate tiems kompanijoje, puikiai žinote tradicinės kinų medicinos SIN ratą ir kokiais mėnesiais, kaip save reikia prižiūrėti ir kokie papildai reikalingi būtent tais mėnesiais, tai visada į priekį žinau, ko reikės ir išsiperku. Toliau Rima klausia, kofermentas Q10 datulės, mano Anita labai džiaugiasi ir guminukai tipo. Labai smagu girdėti, Rima, kad ir jūs, ir jūsų artimieji vertina ir mėgsta šios produktus. Aš tai irgi be jų nežinau. Jeigu dabar atimtų ir, sakykime, pasidarytų taip, kad viskas, nėra jokios galimybės, nei jokio produkto gauti. Nežinau, gal ištiktų panika. Toliau. Dana rašo, mano anūkas sako, nesąžininga, kad tik vienas guminukas. Aš suprantu tikrai jūsų anūką, Dana, kad tikrai yra nesąžininga. Man irgi tai būtų, kaip vaikui būtų labai liūdna. Aš džiaugiuosi, kad aš bent jau dabar galiu 4 guminukus suvalgyti. Man pasisekė labiau nei vaikams. Vaikams, tarp kitko, jeigu yra problemų, tai irgi galite duoti 2, ne 1. 1 tai yra profilaktiškai. O jeigu jau yra su regėjimu problemų, tai galite duoti ir 2. Genovaitė rašo, dovana kiekvienam vaikui guminukai. Taip, kiekviena mama, tėvelis, močiutė, senelis turėtų padovanoti savo vaikams ir anūkams būtent šių guminukų. Laura rašo, kordicepsas ir chitozanas, tai be jų negyvenimas. Augintinis irgi juos vartoja. O, smagu, Laura, kokį augintinį turite? Taip, yra, kas tikrai duoda ir augintiniams ir turi puikių rezultatų. Tai irgi girdėjau, aš pati augintinių neturiu, tai nežinau, bet tikrai yra žmonių, kas turi puikių rezultatų. Dana rašo, nėra problemų, čia tikriausiai nėra, anūkui nėra problemų tikriausiai su akimis, tai reiškia, teks pasitenkinti vienu guminuku. Bet jeigu ir kai kada pamaloninsite antru, tai tikrai nepakenksite. Ir žiūrime, kas daugiausiai, ar suskaičiavote kas nors komentaruose, kas daugiausiai, kas aktyviausias buvo, aš tai įtariu, kad Laura arba Dana, pasižiūrim. Sakyčiau, kažkaip tai labai panašiai ir Laura, ir Dana panašiai tiek pat parašė kartu, aktyviai tikrai matau ir klauso, ir rašo. Dar žiūriu, Laura rašo, špicė šunytė, esu išgelbėjusi ją nuo apsinuodijimo. Labai smagu girdėti, kad tikrai turite priemonių ir savo augintiniams gelbėti. Dana dar rašo, anūkė jūrų kiaulytei duoda spiruliną. O, smagu girdėti. Matote, žmonės išradingi tikrai žino, kaip rūpintis ir savo augintiniais. Taip, Vaida rašo, kažkodėl mano anūkams nelabai patiko, jiems per saldus. Gali būti, aišku, kad mes visi esame labai skirtingi ir mūsų skoniai taip pat skiriasi. Tokiu atveju sukramčius guminuką galime užgerti vandeniu arba paprasčiausiai netgi galima jį sutrinti ir įdėti kažkur į maistą, kurį paprastai kartais mėgstate gal šiek tiek kokį natūralų jogurtą, mėgstate kažko pasaldinti. Tai galima sutrinti guminuką ir įdėti tą jogurtą ir nereikės nieko saldinti. Indrė rašo, tai visi tiems produktai superiniai, tikrai taip. Aš nežinau, aš neturiu nei vieno produkto, kurio nebūčiau vartojusi ir kurio neturėčiau ir kuris man nebūtų reikalingas šeimoje. Toliau Aida Indrė rašo, su jais labai greitai pasveikstama. Taip, tikrai laiku pradėjus vartoti, kad ir, pavyzdžiui, peršalimo, kada prasideda virusai, visokiausi peršalimo lygos, tik pajautus simptomus, jeigu mes užbėgame iš karto lygai už akių, spėjame
pasitelkti į pagalbą C vitaminą, cinką, kordycepsą, tikrai liga neįsisiautėja ir mes greit pasveikstame. Dana dar rašo, kiaulytės kailiukas blizga kaip stiklas. Puiku, taip, spirulina tai yra super maistas, gausu jame įvairiausių mikro makro elementų, vitaminų, mineralų ir labai pravartus tikrai visiems vartoti. Indrė dar rašo, taip, tik pajautus simptomams pageriu ir praeina viskas. Labai puiku. Kągi, labai ačiū Jums, kad tikrai dalinate savo patirtimis ir vartojate šiuos produktus, taip pat džiaugiuosi. Ir kągi, dabar dovana aktyviausiam vakaro dalyviui. Negaliu apsispręsti, kuris visgi, ar Dana, ar Lora daugiausiai parašė. Ir Indrė žiūriu irgi daug rašė. Tai norėčiau padovanoti tuomet ne vienam, būtent nemokamą savo konsultaciją. Vieną konsultaciją jūsų kažkokiu rūpimu klausimu. Tai Danai, Lorai ir Indrei galėčiau padovanoti netgi 3. Šiandien gerai esu, ne vienam, o 3. Jeigu tik turite kažkokių tai klausimų, reikalinga konsultacija ar pasirinkti produktus kokius ar kaip, tai susisiekite su manimi asmeniškai. Dar kartą priminsiu, esu Rita Janulionienė. Susisiekite su manimi asmeniškai ir susitarsime, kada ir kokiu būdu, ar tai susiskambinti, ar gyvai susitikti, jeigu kažkur netoli gyvenate, ar aš būnu jūsų mieste, ar tai vaizdo skambučiu ar paprastų žodžių galėsite gauti mano konsultaciją. Taigi, o šiandien vakaro mūsų tema baigta. Saugokite savo akis, puoselėkite savo sveikatą, rūpinkite savimi, norint išsaugoti ne tik akis, bet ir gerą savo savijautą. Na ir prisiminkite, kad kiekvieną pirmadienį Tiems kompanija 19 valandą veda paskaitas įvairiausių sveikatos klausimais, grožio klausimais, pristato irgi tam tikrus produktus būna, dalyvauja pas mus, turime ir gydytojų, ir kitokiausių, visokiausių specialistų, tad visada žiūrėkite, klausykite, aktyviai dalyvaukite, užduokite klausimus kiekvieną pirmadienį 19 valandą. Kito pirmadienio temą sužinosite iš žmonių, kurie jums visada tikrai atsiunčia nuorodas į paskaitų prisijungimą. Jas taip pat galite rasti ir Facebooko puslapyje Tiems atstovybė Lietuvoje, kokios būna paskaitos, aprašymus ir viską, ir sužinoti pirmieji. Taigi, ačiū Jums. Dar žiūriu, rašote ačiū už paskaitą, ačiū. Genovaitė rašo, Jūs geroji Tiems fėja.